tie du, kur buvo partneriai, tai jie su abiem ir buvo romanai. Oho. Daugeliu lietuvaičių dar visai nepažįstamas ir labai mažai kam teisingai ištariamas žodis skvošas pamažu susilaukė dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Olele Top 10 skuba pristatyti pačius šauniausius, daugiausiai nusipelniusius skvošo žaidėjus. Labas vakaras, brangūs Sportienos žiūrovai. Su jumis sveikinasi pramoginė laida Olele Top. Šį vakarą mūsų studijoje svečiuojasi labai žavinga moteris, tai yra daugkartinė sportinių šokių čempionė Eglė Visockaitė. Labas vakaras. Labas vakaras. Eglė, kaip taip atsitiko, kad tu pradėjai šokti? O tai natūraliai taip atsitiko, kadangi mano tėveliai yra šokių treneriai ir mes abi su sesutėm mažos būdamas jau praleisdavom daug valandų salėje. Tai kokių 3-4 metukų mokėjau jau žingsnelių keletą. Žodžiu, paskui nusprendėm, kad mes jau turim tapti pilnateisės narės kolektyvo ir pačios atsistojusios į eilę užsirašėm. Tėvai net nežinojo, buvo priėmimas ir aišku atsivedė mūsų darbą. Kaip visada mes tenai trindavomės visą laiką, tai mokindavome šokius, tai žiūrėdavom, kas vyksta. Ir mes pamatėm, kad jau liktai mūsų amžiaus tie vaikai čia stovi eilė ir atsistojom eilė ir užsirašėm pačios. Žodžiu, tėvai tai jau pamatė, kad mes jau sąrašuose. Tavo tėveliai, kaip suprantu, buvo sportinių šokių irgi treneriai, ar ne? Taip. Bet turbūt iki šiol yra. Tai galima sakyti, kad tu pasiekei tėvelių pėdomis. Nu taip. Ir kiek metų jau sportuoji? Oi, daug, galiu pasakyti. Tai va, nuo mažens ir dabar neseniai šokių karjerą baigiau prieš kelis metus, tai žodžiu, net nebeskaičiuoju, jau pamečiau skaičių tų metų. Kokie tavo didžiausi pasiekimai? Lietuvos daugkartinė čempionė ir Europos ir pasaulio čempionate mes buvom finale. Europos čempionate buvome 4. Ir laimėjom taip pat pasaulio ir Europos taurę. Ar nuo pat vaikystės tu jau kažkaip išsiskyrei savo gabumais, buvai lyderė savo ten vaikų amžiaus grupiai šokių būrelyje? Galbūt ne, nes kai tėvai treneriai, tai nelabai klausiau aš iš tikrųjų, nes galvodavau, kad čia yra tik žaidimas, tokio labai, kaip būna, kiti vaikai labai stengiasi, neišeina, aš taip žiūrėjau paprastai viską ir tiesiog man buvo labai smagu. O paskui jau sąmoningam amžiui, tokiam paauglystėje, aš jau supratau, kad aš noriu pati to labai siekti aukštų rezultatų ir dirbti daug valandų, nes tai yra vis tiek labai didelis darbas. Čia žiūrovam atrodo, kad yra gražu ir viskas labai lengva, bet iš tikrųjų tai reikia labai daug prakaito pralieti ir poroj darbas yra daug sunkesnis dar negu kai vienas žmogus sportininkas, tarkim, siekia rezultatų. Per visą savo sportinių šokių karjerą kiek skirtingų šokių partnerių esi turėjusi? Dabar, pagrindinius tokius turėjau 2. O prieš tai vaikystėje, tai jų ten niekas neskaičiuoja, nes vaikai ir auga, tai praauga, tai nebetinka, tai kokios nors mokykloje ten nesutampa grafikai, tai jie keičiasi gan dažnai. Bet jau nuo paauglystės tai turėjau vieną labai ilgai, su kuriuo irgi pasiekiau aukštų rezultatų ir paskui antrą. Vis dėlto su šokių partneriu turbūt ir labai daug laiko kartu praleisdavote, ar ne? Tai ar būdavo kokių nors romanų, meilės nuotykių, būtent jūsų karjeroje? Tai va, tie 2, kur buvo partneriai, tai jie su abiem ir buvo romanai. Oho. Vis dėlto darbinis romanas įvyksta, ar ne, netgi ir šokių aikštelėje? Nebūtinai, bet dažnai įvyksta šokiuose. Taip. Per tavo visą sportinių šokių karjerą yra buvę kokių nors incidentų, pavyzdžiui, pavydo scenų, konkurencijos. Gal gali papasakoti kokią nors įdomių įvykių? Konkurencijos, tai ne, visi vis tiek kultūringi yra šokėjai ir jie taip atvirai savo to ten nereiškia savo tų emocijų. Jeigu ir yra tas pavydas, tai galbūt kažkokios apkalbos, be abejo, kaip ir kiekvienam, nežinau, kaip kitose sporto šakose, aš įsitikinus, kad taip pat yra. Bet taip atvirai, arba ten, kaip klausiausi dailiajam čiuožime, kad ten atsuka pačiūžų varžtelius arba sukarpo suknelę, tai pas mus, aš bent jau tokiu atveju nei vieno negirdėjau. Ar tai yra prabangus sportas? Aš girdėjau, kad labai brangios tos suknelės ir bateliai, ta prasme, tai ne kiekvienas vaikas galbūt gali sportuoti, ar ne? Šokti.
sportuoti, šokti gali kiekvienas, tik tai kai jau yra pasiektas aukštas lygis, tada yra brangu, nes yra, aišku, ir tos suknelės dažniau turi būti keičiamos ir jos yra brangios ir norisi išsiskirti. Ir jeigu tu kovoji finale Europos arba pasaulio čempionato, tu nori, kad tu gražiausiai atrodytum ir kad tave atkreiptų dėmesį ir jau įpareigotas esi tiesiog. Bet vaikas, jisai gali šokti kiekvienas, nes yra netgi neleidžiama pas mus blizgučių ir visokių papuošimų ant suknelių iki tam tikro amžiaus. Tai tos suknytės yra gan paprastos ir jos tikrai ten daug nekainuoja. Todėl tėveliai gali nebijoti leisti vaikus šokti. Egle, dabar įsivaizduokime, kad važiuojame į pasaulio čempionatą. Ir kas pirmiausia, kokia yra eiga? Kas pirmiausia atsiranda? Muzika, šokis, apranga, pora? Kaip viskas, kokia yra eiga? Programą mes turime ir jos dažnai nekeičiame. Jis yra tobulinama pastoviai, keičiamas vienas kitas žingsnelis, bet kadangi mes turime kas savaitę beveik varžybas, tai mes negalim keisti programos, kaip tarkim pasirodymams statyti kažkokio šou numerio naujo ir naujo. Jis yra šlifuojama, atidirbinėjama, kiekvienas žingsnis tobulinamas ir keičiama ne taip dažnai. Ir prieš tokias svarbias varžybas kaip pasaulio čempionatas ir Europos, iš viso pageidautina nieko nekeisti, kad būtų kuo švariau atidirbta ir nušlifuotas kiekvienas tas žingsnis. O muzika, tai mes nežinome, kokia mums gros, mes tiesiog, yra tiesiog kiekvieno šokio tempas tam tikras ir ritmas, ir tas ritmas nesikeičia ir tempas, o muzikoje melodija pati, jinai gali būti bet kokia. Lietuvoje labai populiarų šokių projektai. Žinau, kad tu esi ne tik pati profesionali šokėja, bet dar ir buvai komisijos narė, ne? Taip. Ar yra sunku persimesti nuo parketo, ar ne, į komisijos narės kėdę? Galvojau, kad bus sunku, bet kai pabandžiau, supratau, kad nėra sunku. Nes dabar aš tiesiog žiūriu į save iš šalies, kitaip tariant, į to šokėjus, aš įsivaizduoju, kad aš esu ant parketo ir aš žinau, kaip jie jaučiasi. Jeigu jiem neišėjo kažkoks žingsnis, aš veidė matau, galiu perskaityti. Ir aišku, tu esi tiek metų praleidęs ir analizavęs tos žingsnius ir techniką ir atlikimą, kad tu matai iš karto per kelias sekundės, ar tai yra gerai ar blogai. Ką komisijos nariai vertina? Kokie yra kriterijai? Turbūt ne tik šokių žingsneliai, ar ne, bet ir jautimas ir išvaizda. Yra taip, muzikalumas labai svarbus kriterijus, nes tu gali kaip nori šokti, jeigu tas yra nemuzikalu, yra pora nevertinama visiškai. Aišku, techniniai elementai, technika šokėjo ir išpildymas šokio, tai yra ta meninė pusė. Irgi ta, kuri mus tiesiog, kaip žmonės sužavi, taip, jeigu mes žiūrim ir galim nieko apie šokį nesuprasti, bet jeigu tas šokėjas yra iš širdies, jisai šokia, jisai klauso muzikos, jisai perteikia savo jausmus, emocijas to šokiu, tai automatiškai yra gražu ne tik teisėjam ir žiūrovam ir visiems, kas žiūri. Dabar mūsų tuose šokių projektuose Lietuvoje kiekvieną savaitę yra ruošiami vis nauji šokiai. Ar tai yra realu, ar tai yra pakankamai laiko paruošti normalų šokį? Kiek laiko reikia? Aš tai manau, kad tai yra labai trumpas laiko tarpas, todėl reikia labai atlaidžiai žiūrėti. Aš tai nesuprantu, kaip gali taip kritikuoti labai aštriai tas poras, nes čia profesionaliam šokėjui per tiek laiko paruošti šokį yra sunku. Tai ką jau kalbėti apie neprofesionalų žmonės, jie tiesiog šaunuoliai visi yra ir aš neįsivaizduoju, kaip taip greitai sugeba viską. Ir, aš nežinau, nešokusiam žmogui per tiek dienų paruošti šokį, čia yra fantastika. Egle, kas pasikeitė šokiuose prieš 15 metų ir dabar? Ar tie šokiai yra tokie pat populiarūs, ar galbūt netgi populiaresni negu anksčiau buvo? Populiarumas išaugo, aš pastebėjau ryškiai po pirmo šokių projekto. Tiesiog žmonės, kurie mažens nesportuoja, nešoka, jie suaugę žmonės suprato, kad ir jie gali išmokti šokti. Galbūt prisidėjo ir tas, kad mada tokia atėjo, kad yra gražu ir čia kultūringas žmogus, jis privalo mokėti kažkiek, truputėlį šokti. Ir, aišku, mums tai yra labai gerai, nes žmonės, jie nebe taip bijojo ir nebe taip varžėsi, galbūt pamatę šokių projektuose, kad žmonės nešokėjai, jie išmoksta puikiai judėti. Tai jiem atsirado drąsos ir visi paskui, aišku, besilankydami šokių studijose ir suprato, kad tai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo iš šalies. Ar atsirado daugiau sportinių šokių mokyklų? Be abejo atsirado, bet žmonės labai nori šokti ir mėgsta ir jiems tas patinka, tai kiekviena mokykla, aš manau, kad turi darbo.
O tu pati esi dar ne tik tai profesionali šokėja, ne tik komisijos narė, bet dar ir mokai vaikučius, ar ne? Kiek žinau, dar esi ir trenerė ir gal net ir teisėja. Taip. Teisingai. Gal gali truputėlį papasakoti, vat, kaip dabar, ar vaikučių atsiranda daugiau, ar mergaičių, ar berniukų, vat šiek tiek iš savo darbo specifikos. Galbūt anksčiau pastebėjau, kad buvo daugiau mergaičių, labai būdavo sunku jom rasti partnerius. O dabar, šiais metais jau pastebėjau, kad ir berniukai pradėjo lankyti šokius ir jie kažkaip tai gal suprato, kad tai nėra taip nevyriška ir kad, anksčiau gal tokia nuomonė buvo susidarius, kad berniukas tai turi spardyti kamuolį arba krepšinis, labai populiaru. Bet šokiai, jeigu kelis metus tas berniukas pašoks, tai yra jam tik į naudą, aišku. Ir mums labai gerai, nes mergaitės labai gražios ateina ir jos nori partnerių. Eglė, buvai mūsų šokių projektuose komisijos narė, sėdėjai šalia Smorigino, gerbiama visų, ar ne? Taip. Kaip tu reaguoji jo visas replikas, kad vis dėlto jis aukština tik baletą, jis įsivaizduoja, kad yra pats geriausias Lietuvos šokėjas ir taip toliau. Kaip tu reaguoji į tokius pasisakymus? Tai kiekvienas ir sportininkas galvoja, kad jo sporto šaka pati geriausia ir pati svarbiausia ir nesvarbu, ar jinai yra netgi populiari ar ne. Ir čia yra visiškai normalu, aš tai priemu kaip normalų dalyką. Mums yra mūsų šokiai patys svarbiausi, jam yra baletas pats svarbiausias. Tai galbūt nedėrėtų nuvertinti ir aš, jeigu ir galvočiau, galbūt tiesiai to nepasakyčiau, o jisai toks žmogus drąsus, labai pakankamai atviras. Tai... Ar nebūna paskui konfliktų, būtent po tų visų šokių pasirodymų, užkulisiuose, ar nebūna ašarų dėl Smorigino? Šokėjų tarpe? Taip. Tai būna be abejo, aišku, bet manau, kad šokėjai jie jau eina į tą laidą nusiteikę, jie žino ir kad gaus pastabų ir to laukia, ten yra pasiruošę, gal jautresnis žmogus, aš irgi tikriausiai verkčiau, jeigu man pasakytų ką nors panašaus, bet tiesiog jisai, čia yra galbūt ir šou dalis, aš nemanau, kad jis nėra toksai žmogus gyvenime. Jis yra pakankamai toks, nežinau, kiek teko bendrauti, tai nepastebėjau jokio tokio aštrumo iš jo pusės, žinokit. Lietuvoje turbūt šokiai pasiekia netgi daugiau negu krepšinis. Ar Lietuva deramai sutinka mūsų šokėjus ir deramai juos žiūri? Yra, aišku, žmonių, kurie seka ir tuos rezultatus ir džiaugiasi pergalėm, bet tai tikrai nėra plačioji, kaip sakoma, visuomenės dalis, didžioji dalis, sakykime. Ir aišku, norėtųsi labiau to įvertinimo, nes čia galbūt mes žinom, kiek tas kainuoja, kad pastangų ir darbo ir visko labai labai daug kainuoja. Ir paskui tiesiog labai gaila, kai laimi pasaulio čempionatą ir sužino tik tai tokia nedidelė žmonių grupelė ir galbūt tai nėra toksai jiems įvertinimas, kaip norėtųsi, kad būtų. Ar dėl to liūdna? Liūdnoka. Eglė, jeigu laimite pirmą vietą, ką jūs darote? Galbūt batelį pasidedat prisiminimų. Krepšininkai, jie žinau, kad būna užsimauna tinklą ant kaklo ir vaikšto. O ką jūs darote? Ar parketo kokią nors lentutę vieną pasiemate prisiminimui? Aš tai rinkdavau numerius. Užrašydavau ant numerio, koks čempionatas. Supratau, kur būna ant nugaros, ar ne? Taip, tai labai daug dabar turiu. Tai va ir aišku, paskui būdavo taip, kad tiesiog tu pagalvoji, kad, dabar labai gerai pasisekė, reiškia, čia sėkminga suknelė. Ir su ją norisi šokti ir šokti, o jau reikia ją pakeisti ir nesinori jos keisti, nes sekasi tiesiog. Na ką, Eglė, ačiū labai tau už pokalbį, aš tikrai linkiu sėkmės, linkiu, kad ir vėl turbūt užlipsi dar parketo, ar ne? Nes... Užlipsiu kaip teisėja. Neplanuoji jau, ar ne, tęsti savo karjeros. Taigi linkiu tau visokeriopos sėkmės, buvo labai smagu ir įdomu moteriškai pasikalbėti. Ačiū.